gerokai susigrąžino reputaciją ar net pakėlė tą reputaciją į tokį lygį, kokiame niekada nebuvo iki tol. Daug jaunų žaidėjų, kurie pravėrė NBA duris, kurie žaidžia Eurolygoje šiuo metu. Labai daug talentų apsilankė Kėdainiuose ir tos jų sėkmės istorijos neabejotinai yra paliestos ir Gedimino Petrausko vadovavimo komandai. Būtent. Prasideda mačas čia. Tony Perkinsas, Trentas McLaughlin, Nedas Montvilas, Justinas Marcinkevičius ir J.D. Muila. Tokiu penketu mačą pradeda Kėdainių Nevėžis Paskolų klubas ir čia nesusikalba tarpusavyje McLaughlinas su Muila. Neptūno penkete Arnas Velička, Rikardas Lomožas, Martynas Pacevičius, Arnas Bariška ir Donatas Tarolis dabar pelnęs pirmosius šių rungtynių taškus. Labai gerai sureaguoja į situaciją Tarolis. Išardytas buvo bandymas pakabinti kamuolį virš lanko. Sunkio krašto puolėjo. Gera reakcija, geri instinktai leidžia Neptūnui išsiversti į priekį. Agresyvus čia Martyno Pacevičius stepautas peržengė kažkiek tą ribą čia. Klaipėdos Neptūno kapitonas pažeidžia taisyklės. Buvo kiek keista išgirsti, kad Martynas Pacevičius tapo komandos kapitonu, kai Mindaugas Girdžiūnas vis dar žaidžia ekipoje, bet tai turbūt yra iliustracija to, koks svarbus, koks vokalus rūbinėje yra būtent Martynas Pacevičius. Šiaip jau trečią sezoną pradėjo Klaipėdoje Pacevičius irgi taip kažkiek gal net kilstelėjau antakį, žiūrėdamas į šitą faktą ir suprasdamas, kaip greitai bėga laikas. Arnas Beručka čia pabandė nugarą pažaisti prieš McLaughlin ir toliau bando laužti Beručka, bet galiausiai tiesiog suklysta Neptūno puolėjas čia. McLaughlin greitoje atakoje nieko nelaukęs, iš toli nepataiko, antras šansas Kėdainiams. Ir iš susitikimo pradžios atrodo, kad tai Kėdainiai yra daugiausiai tritaškių metanti komanda lygoje, nors šis statusas šiuo metu priklauso būtent jų šio vakaro varžovam. Tony Perkinsas dabar pabandė laimę, buvo likęs Lomožas prie Perkinso, nors prieš tai atakoje matėm Arną Beručką dengiantį Tony Perkinsą. Turėjo porą tikrai sėkmingų rungtynių sezono startą Perkinsas. Dabar pametęs iš akiračio Arną Veličką, bet ir Velička nepataiko iš toli. Daug netaiklių metimų čia dvikovos pradžioje, aukštas tempas. Bando laimę ir Nedas Montvila nepataiko ir jis J.D. Muila. Čia pelno pirmosius Kėdainių komandos taškus. 4 tolimi metimai, visi buvo netaiklius ir iš esmės pirmas prisilietimas prie kamuolio baudos aikštelėje iš karto tampa pirmaisiais Kėdainių taškais. Marcinkevičius po krepšių prižiūri Tarolį, giliai buvo įlindęs Donatas Tarolis ir čia pražangos dabar jau Marcinkevičius. Neišvengia taip, Marcinkevičius su nuobauda. Žinai, šiandieną turim 2 iš 5 kol kas rezultatyviausių sezono krepšininkų šiose rungtynėse. Tiek Donatas Tarolis, tiek Tony Perkinsas renka po 17 taškų. Kalbėjai beje apie tai, kad atrodo Pacevičius žaidžia trečią sezoną Neptūne, kaip greitai bėga laikas. Aš puikiai pamenu, kaip Donatas Tarolis debiutuodamas Europos taurėje su Panevėžio Lietkabeliu pribaigė Skopjės MZT metimų su Sirena. Legendinė MZT. Taip, ir buvo ir daugiau Donato Tarolio ir tame, ir berods ir kitame sezone tų metimų su Sirena, kai tai dar buvo jaunutėlis krepšininkas, o dabar jo karjera po klajonių užsienyje vėl grįžta į Lietuvą ir iš ties, kai pasižiūrėjo, kad, pavyzdžiui, tas metimas buvo prieš 9 metus, nesitiki. Tony Perkinsas, Marcinkevičius, dar vienas netaiklus kėdainiečių tolimas metimas, nors tikrai gauna gerų progų ir susikūrė jau Kėdainių komanda. Lomožas iš vidutinės distancijos metimas per trumpas, kamuolys toli nuo krepšio atšoka. Lomožas čia vėl nemažai erdvės. Gerai juda kamuolys, Martynas Pacevičius iš po krepšio prameta. Na, tokių iš po krepšio pramestų metimų Neptūnas tikrai per daug išvydo Vroclave. Čia toks savotiškas grįžimas mintimis į visai netolimą praeitį. J.D. Muila kitoje aikštelės pusėje irgi prameta. Velička, Pacevičius, Beručki vėl labai gražiai dalyjasi kamuolius klaipėdiečiai. Dabar jau Beručki pavyksta užsibaigti. Trumpo nusileidimo situacija ir iš karto palei galinę liniją iš kampo kerta link krepšio Beručka. Gražiai kaip iš natų, tvarkingai ir 6-2 klaipėdiečių naudai. J.D. Muila vėl bando laužti per Martyną Pacevičių.
Ir dar kartą tą daro nesėkmingai. Greit perino į ataką Richardas Lomažas. Ir dar viena pražanga prieš Donatą Tarolį. Jeigu tie pirmi, dabar jau 5 pramesti Nevėžio tritaškiai sukūrė įspūdį, galbūt arčiau krepšio komanda galėtų paieškoti pasirinkimų, tai J.D. Muilo po to pirmo pataikyto metimo kitose dviejose situacijose toli gražu neatrodė užtikrintai. Čia ir pirmas keitimas, Marcinkevičiaus antra asmeninė pražanga ir Ethanas Shagua pasirodo aikštėje. Bent jau NCAA pirmenybėse būtent taip komentatoriai tardavo šio krepšininko pavardę. Prašokdina tiesiog Arnas Biruška Tony Perkinsą, nors nežinau, ar čia labai šokdino, gal tiesiog pats labai prašoko Tony Perkinsas varžovą. Krentas McLaughlin, sudėtingas jo metimas. Martynas Kucevičius pats persivaro kamuolį kitą aikštelės pusę. Suranda laisvą Donatą Tarolį, bet nepataiko ir šis. Tikrai taip pat gera galimybė atakuoti iš toli. Čia Perkinsas iki galo ir dar viena Kėdainių ekipos nesėkminga ataka, kurią išgelbsti visgi J.D. Muilą. Perkinsas pasikvietė Muilą užtvarai. Martynas Kucevičius vos neperėmė kamulio. Laiko praktiškai nebelieka Kėdainiams ir realiai jo nebelieka. McLaughlin nebespėja panašiai išmesti kamulio. Labai solidi, sakyčiau, Martyno Kucevičiaus rungtynių pradžia. Dabar jis užleidžia vietą aikštėje J.D. Karnikui. Solidi pradžia Neptūno gynybui. 2 praleisti taškai per beveik 5 minutės, kai 95 buvo praleisti Vroclave. Bet tai yra ne tik Neptūno gynybos rezultatas, bet ir Kėdainių praleistų metimų iš gerų situacijų. Vienas kėdainiečių taiklus metimas kol kas iš žaidimo iš 10 bandymų. Lomažas greit išmeta kamuolį, tikėjosi pražangos, jos nėra. Zakas į priekį Muilai, nepagauna ten kamuolio J.D. Muilą. Na ir Zako perdavimas kiek atgal, kai žaidėjas kirto link krepšio, turėjo tuomet tiesiog persisverti atgal Muilą, bandydamas priimti perdavimą. Parketų Neptūno penkete vietoj Biruškas ir Jordanas Takeris jau pasirodė. O dabar Zako perdavimas ir Muila yra vienintelis Kėdainių komandos krepšininkas renkantis taškus ir rinkęs taškus per visą pirmojo kėlinuko pirmą pusę. Dabar, kai Džeimsas Karnikas pasirodė Neptūno penkete, įdomi tokia dvikova po krepšiu, čia Lomažo taškai. J.D. Muilą prieš Džeimsą Karniką abu jie pernai žaidė Belgijos Olandijos lygoje, abu ten fiksavo dvigubą dublį taškais ir atkovotais kamuoliais ir tokio gal ir panašaus ganėtinai tipažo vidurio puolėjai. Na, visgi Karnikas gali atakuoti iš toli. Prieš rungtynes teko stebėti Neptūno apšilimą ir Neptūno būtent priekinės linijos žaidėjai, visi aukštaūgiai. Metas minėjo Martynas Mažeika, atvažiavęs, jog čia stebėtinai geras oras, jog tiek Klaipėdoje, tiek pakeliui šis šeštadienis netoks gražus kaip Lietuvos viduryje. Kėdainių ekipoje pasirodo parketo Tyleris Petersonas atrodo taip, po pertraukėlės aikštelėje. Ten Ethanas Shagua labai taip jau avantūriškai bandė sužaisti iš tokio didelio noro, atrodo, pelnyti taškus, bandė ten per 2 varžovus atakuoti. Gavo bloką, o čia nesėkmingas ir Veličkos atsakymas. Petersonas jau kitoje aikštelės pusėje. Jonas Zakas iš po krepšio netaikliai. Bet gražiai paliko Lomažą savo už nugaros Jonas Zakas, tačiau dabar jau Lomažas ieško spragų varžovų gynyboje. Spėja grįžti į gynybą Zakas, po to, kai buvo atsidūręs ant parketo. Takerio netikslus pirmasis tolimas metimas šiandien. Petersonas liko prie jo Takeris. Kampe ten Shagua liko prie žemesnį Arną Veličką. Petersonas pabandė dabar kažkiek to pasinaudoti. Shagua šokęs ties tritaškio liniją. Nepataiko ir jis. Kol kas Nevėžio tolimi metimai 0 iš 6 susitikimo pradžioje. O Donatas Tarolis toliau tęsia labai solidų savo startą. Jau 11 naudingumo balų surinkęs Tarolis. 6 taškai, 2 kamuoliai. Rezultatyvus perdavimas. 4 taškai per 7 minutės.
Maklafinas. Kad toliau ties tritaško linija, kamuolį Kėdainiai, Šegua. 2 taškai su pražanga, kaip ne taip pavyksta, paraliau dar taškų surinkti kėdainiečiam. Bet labai gražiai Šegua čia prisidengęs korpusu iš apačios, išmeta sudėtingą metimą dešinę ranką verždamasis iš kairės ir sugeba įsirašyti 2 taškus su pražanga. 3 iš karto Gedimino Petrausko keitimai. Pomažas, Velička ir Tarolis pasodinti ant suolo. Tas didysis trejetas Klaipėdos Neptūno komandoje. Itanas Šegua prieš Rytą pirmose rungtynėse per 10 minučių surinko 5 pražangas. Prieš Juventusą 8 taškus, bet tik 1 naudingumo balą. Ir prieš Lietkabelį 18 taškų, 22 naudingumo balai. Trečiadienį Karaliaus Mindaugo taurėje Šiauliuose 12 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 18 naudingumo balų. Ir tas pirminis įspūdis, kad tai toks visiškai apie ką šitas krepšininkas dabar jau pamažu pozityvėja. Vat dažna tokia, nežinau, ar čia galima vadinti problema, kalbant apie legionierius atvykstančius į Lietuvą, kad tas žaidimas sezono pradžioje dažnai būna toks banguojantis. O čia va tai va, įeina į rungtynės Harrisonas Cleary, jo taiklus tolimas metimas. Labai mėgsta būtent tokiu būdu atakuoti Cleary, žingsnelis į kairę ir tuomet metimas atžengus į šoną, o čia ir Itano Šegua. 5 pailiui surinkti taškai Kėdainių klubui. Labai mėgsta, sakai, tokius metimus Cleary, bet oficialiuose rungtynėse dar nebuvo ne vieno tritaško išmetęs šiame sezone. Cleary, kas irgi kažkaip... Išmetęs netgi turbūt. Išmetęs netgi? Bent jau tokią statistiką randu. Galėsim dar patikrinti. Bet šiandien prisistato taikliai. Cleary. Marcinkevičius. Šegua bando atsakyti tritaškių. Sveiki. Itanas Šegua, kai komanda per 7 minutės surinko 4 taškus, Itanas Šegua per 1,5 minutės sumetė 8. Pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną, tik trečioji komandė Kėdainių ekipai. Tiesiog skrieja pirmasis ketvirtis, labai nedaug stabdymų, labai aukštas tempas. Keitimai Nevėžio komandoje. Į aikštę grįžta. Ir čia Jonas Agės stumtelėjo Mindaugą Girdžiūną. Vatermanas su kamuoliu. Girdžiūnas, 7 sekundės dar Neptūno atakai. Girdžiūnas su varžovai prie jo, bet pražanga užfiksuota puolime po krepšių Džeimsui Karnikui. Ir Justinas Marcinkevičius rizikuoja ir išprovokuoja tą pražangą, žinodamas, jog jeigu kontaktą pabėgs į priekį Neptūnas, bet Itanas Šegua. Vat jo ir matom tuos sėkmingus epizodus. Labai ryškus faktorius pirmajame rungtynių ketvirtyje. Ir jeigu ne Šegua, klausimas, kaip dabar atrodytų tas rezultatas ir klausimas, kiek sunkiai šiuose rungtynėse jaustųsi šeimininkai. Perkinsas susibėgėja ir ten visgi pražangos neišvengia Martinas Pacevičius. Pradėjo rungtynės J.D. Muila tais 4 Kėdainių ekipos taškais, vėliau būtent Itanas Šegua pelnė visus 8, bet čia proga Tony Perkinsui dabar irgi atsidaryti savo sąskaitą. Perkinsas iki šių rungtynių per 3 susitikimus buvo metęs 16 baudų ir visas 16 metė rungtynėse su Utenos Juventus. Kitose rungtynėse nei vieno baudos metimo, bet vienose 14 iš 16. Dabar 2 iš 2 šio vakaro startė. Būtent ir buvo tas pasirodymas labai solidus Perkinsas su Utenos klubu, ten 35 naudingumo balai, vėliau su Lietkabeliu -5 naudingumo balus surinko. Oi, čia Pacevičius antrų bandymų, nors ir prieš tai vos neįkrito kamuolys į krepšį po pamušimo. Perkinsas vėl įsibėgėjęs, dabar atlieka perdavimą. Gerai suvaišėjo kamuolys, bet čia sužingsniuoja Itanas Šegua. Norėjo pratęsti tą savo sėkmingą atkarpą. Šiaip tai nėra žaidėjas, kuris žaistų pirmą sezoną Europoje, kuriam būtų neįprastas toks žingsnių traktavimas. Žaidėjas pernai Čekijoje, Brno klube.
kartu su Šiaulių vidurio puolėju Jordanu Braunu. 51 numeris Tyler Peterson prasižengė pirmąjį kartą. Tyleriui Petersonui įrašyta pirmoji nuobauda. Dabar tik ketvirta komandinė. Buvo pražanga. Žaidimuila dar grąžinamas į aikštelę. Vietoj Marcinkevičius. Watermanas. Prie jo Šegua. Girdžiūnas priima kamuolį. Ieškojo ten pražangos. Dabar tarp dviejų varžovų bandė prakirsti Girdžiūnas. Stabdytas jis kol kas. Ataką pratęs Neptūnas. Ir taip pat 14 sekundžių iš tos likusios 21. Ir jau priklauso arenos svečiams. Klyri. Neskubo Harrisonas Klyri. Dabar pakyla užtvarą pastabdyti Pocevičius, greitai kirto po krepšiu. Watermanas čia turėjo kažkiek erdvės ir jie dabar pasinaudoja. Taiklus tolimas metimas. Kėdainiams dar porą sekundžių. Tyleris Petersonas spėja. Spėja perbėgti per visą aikštelę ir spėja užbaigti pirmąjį kėlinį taiklių metimų. Čia dar kartelį. Iš jūsų ekranuose į kairę pusę, dešinę ranką. Tai Taigi pradedame antrąjį kėlinį, rezultatu 22-16 priekis. grįžtame į Kėdainių areną. Nevėžis Pasvalų klubas prieš Klaipėdos Neptūną 16-22. Tokiu rezultatu baigėsi pirmasis kėlinys, antrasis ketvirtis prasideda čia. Neptūno ataka, Watermanas prameta tolimą metimą. Pataikė paskutinį Neptūno metimą pirmajame ketvirtyje. Bet pastarąjį kartą, kai Nevėžis įveikė Neptūną namuose, rezultatyviausių Nevėžio krepšininkų buvo Zeinas Watermanas su 21 taškų. O čia Harrisonas Klyri, perimtas kamuolys, greitoje atakoje Klyri, pelno taškus, nors ten tikrai neblogai dar sudirbo gynyboje Tyleris Petersonas. Ir Klyri ir žemesnis, ir smulkesnis už varžovą gražiu euro žingsneliu vis tiek sugebėjo tą mažą tarpelį erdvės savo susitikti ir tikrai sudėtingų metimų užbaigė greitą ataką. Tomas Šegua prameta jis savo tolimą metimą, turėjo tą puikią atkarpą pirmajame kėlinyje. Nevėžio komandos taiklumas 1 iš 8 tritaškių. O čia Pocevičius atrodo buvo apsuptas varžovų, bet visiškai jokio įspūdžio tie varžovai Pocevičiui nepadarė. 16-26 po Neptūno taškų. Pradėjo gerą atkarpą Neptūnas. Ta antrąjį kėlinį jau įgijo dviženklį pranašumą, labai bandė čia ir Kėdainių arenos pranešėjas užves publiką per traukėlės metu, nes trūksta kažkiek galbūt tas energijos ir iš tribūnų Kėdainių komandai. Ir trimis gynėjais tęsia rungtynės Kėdainių ekipa. Vis tenka staptelti tariant jų vardus, nes tie trys gynėjai yra Tony, Trentas ir Tyleris. Ir dar prireiks laiko, kad įprastumėm, kuris yra kuris. Tony Perkinsas, 3 taškai. Taip. Ir Tony tampa pirmuoju tritaškio skonį pajutusių Kėdainių gynėjų šiose rungtynėse. Ethanas Šegua pataikė vieną pirmajame ketvirtyje. Dabar tikrai psichologiškai svarbus Perkinso tolimas metimas. Antras taiklus Kėdainių ekipos tritaškis iš 9. Pocevičius. Arnas Beruška, čia dar papildomą perdavimą atlieka Girdžiūnas ir čia, Ką reiškia pirmą profesionalo sezoną žaidžiančio krepšininko susidūrimas su 17 sezoną LKL, kurią remia Betson rungtyniaujančių Mindaugu Girdžiūnu. Mindaugas Girdžiūnas per savo karjerą Lietuvos krepšinio lygoje yra atstovavęs 3 klubams. Klaipėdos Neptūnui, Vilniaus Rytui ir Nevėžiui. Ir Kėdainių Nevėžiui. Taip, vienas sezonas 12-13 metų pirmenybėse. Bet čia meistriškai, aišku, tiesiog Mindaugas Girdžiūnas. Nedaug žaidėjus pirmosiose dviejose Neptūno rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson čia sezono starte. Žaidė Girdžiūnas
su Lietkabeliu tik 3 minutės, su Žalgiriu tik 4, bet Vroclave Europos taurės rungtynėse 23 minutės praleido ant parketo su Šlionsko klubu. Tai irgi turbūt parodo, kad vis tiek ta patirtis be galo vis dar svarbi Neptūno komandai, būtent iš Mindaugo Girdžiūno, nors ir praėjusį sezoną matėm jau kažkiek smuktelėjusi tą ir minučių skaičių, ir naudingumo balų faktą skaičių. Bet nepaisant to svarbi dalis Girdžiūnas Klaipėdos komandoje. O čia klysta Kėdainiai, mėgindami surengti kiek greitesnę ataką. 6 kėdainiečių klaida. Oho. Per 12 minučių, per 12 žaidimo minučių skaičius tikrai nemažas. Prieš Rytą Kėdainiai per visas rungtynes suklydo tik 8, prieš Juventusą tik 9 kartus. Vėliau tas skaičius kiek išaugo dvikovose su Lietkabeliu ir Šiauliuose Karaliaus Mindaugo taurėje. Muštas čia kamuolys iš Klyri rankų, Šaguo bėga pats į priekį ir provokuoja dabar jau Girdžiūno pražangą. Aštuntasis numeris Mindaugas Girdžiūnas prasižengė pirmąjį kartą. Aktyvus, labai aktyvus žaidėjas Itanas Šaguo. Šiandien tas aktyvumas, bent jau pirmajame kėlinyje, pasiteisino. Minėjau, kad praėjusį sezoną jis žaidė Čekijoje, Brno klube, bet viso Europoje tai yra jau 4. Itano Šaguo sezonas. Metus jis praleido Didžiojoje Britanijoje, Češyro Phoenix klube, o profesionalo karjerą pradėjo 3 Prancūzijos lygoje, kur rinko vos po 3 taškus per rungtynes, bet tie pastarėjai 2 sezonai Češyre ir Brno jam statistiškai jau buvo ženkliai geresni. Češyras, Brno, Kėdainiai, labai įdomi tokia grandinėlė miestų, niekaip turbūt nesusijusių tarpusavyje. Nu, žinok, reikėtų tikrai pagalvoti, kas sietų šiuos 3 miestus, nors žinok, vieną atsakymą turiu. Itanas Šaguo. O, Neptūno atsakymas čia, Girdžiūnas. Motermanas Klyri, suklaidina Šaguo, pats iš vidutinės distancijos, Harisonas Klyri, pelno taškus. Ir tikrai geras Harisono Klyri startas, kada pirmoje rungtynių pusėje. 4 metimai iš 5 jau pataikyti. Tas metimus atžengus į šoną Rygos VF, pernai jis labai mėgo. Labai, liuoti labai. Bet kaip ir minėjai, tikrai vienos pertraukėlės metu pasižiūrėjom, kad tai buvo pirmas jo išmestas tritaškis sezone, skaičiuojant tiek Lietuvos krepšinio lygą, tiek ir Europos taurę. Taip, nors kalbam, aišku, kad metikas visiškas ir Harisonas Klyri draugiškose rungtynėse per 5 mačus vidutiniškai išmesdavo po 6 tritaškius. Tai turbūt čia dar toksai galbūt kažkoks neįsivažiavimo tas laikotarpis pirmosiuose sezono mačuose. Nes tikrai, būtent ir paimtas į komandą Harisonas Klyri, kad mestų ir kad mestų gerai. Čia klausimų kilti neturėtų. Šaguo toliau svaido pro šalį mestamas iš toli. Perkinsas į baudos aikštelę. Atrodo, kad ten visiškai lipa į medį, bet sugeba jis įkopti į viršūnę, o čia ir Neptūno klaida. Sakas, iš toli. Metimas netaiklus, bet prasižengia Harisonas Klyri. Ta klaida Neptūnui kainuoja labai skaudžiai. Būtent Klyri ir suklydo, atiduodamas tokį aiškiai matomą ir nuspėjamą perdavimą. O dabar jo pražanga dar ir dovanoja 3 baudų metimus Jonui Zakui. Taip, ne Klyri sužaidė dabar Harisonas Klyri. Keliauja ant suolo, grįžta Richardas Lomaš, grįžta Arnas Velička vietoje Mindaugo Girdžiūno. Jonas Zakas žaidžia net po 24 minutės sezono pradžioje, tai yra ryškiai aukščiausias skaičius jo būtent Lietuvos krepšinio lygos karjeroje. Jau 27. Kėdainių atakuojančiam gynėjui. Iki šių rungtynių sezone žaidimo metė prastesnį nei 33% taiklumu. Bet tas didelis minučių skaičius
tikėtina, kad pridės to papildomo pasitikėjimo Zakui sezono pradžioje. Ir šiaip galbūt renkasi Laimonas Jeglinskas tokį žmogų, kuriam nereikėtų labai daug žaisti su kamuoliu, kai yra aikštelė. Ir taip, ir Tony Perkinsas, ir Trentas McLaughlin, ir tas pats J.D. Muila po krepšių, kuris irgi laukia visą laiką kamuolio. Jonas Zakas labai gera opcija atlikti kitas reikalingas funkcijas aikštelėje. Pražanga gynyboje, nors Kėdainių ekipos atstovai norėjo, kad Veličkai būtų sušvilpta pražanga puolime. Visai bandė reaguoti Jonas Zakas į tą kontaktą, bet pražanga užfiksuota jam pačiam. Deinas Watermanas per trumpas jo metimas. Ir identiškai du paeiliui pramesti tritaškai būtent per trumpi metimai. Zakas sumetęs į baudas pasibando laimę iš toli. Neptūnas 5-4. Kaip greitai perina į ataką Neptūnas. Arnas Velička pažiūri į priekį, nuskaito aikštelę. Atlieka perdavimą Beručkai. Ir šis pelno taškus. Perkinsas. Iš baudos aikštelės išėjo Martynas Pacevičius, bet Vosilis pasisuka grįžti prie J.D. Muilos. Tos atsivėrusios durys sudaro Perkinsui galimybę paleisti taiklų tolimą metimą. Deinas Watermanas 2 taškai su pražanga. Atakuoja dabar varžovo Watermanas. Raudonas tiesiog nepasitenkinimo, ko gero, čia Laimonas Jeglinskas. Muilos pirmoji asmeninė pražanga. Deinas Watermanas prie baudų metimų linijos. Kėdainiuose jis rinko po 18 naudingumo balų užpraeitam sezone. Pernai Klaipėdoje rinko po 10. Dabar vadovaujamas to paties trenerio, bet žaisdamas Klaipėdoje jis renka po 14. Labai simboliškai per vidurį. Žinoma, tai dar tik pati sezono pradžia. Bet ir dabar Watermano jau 6 taškas šį vakarą. Ir užleidžia vietą aikštelėje dabar Watermanas Donatui Taroliui. Ant pirštų galais Marcinkevičius galiausiai sugraibo kamuolį. Petersonas. Jo Arnas Velička. Muila dabar priima kamuolį, jis prieš Karniką. Atgal sugrąžintas kamuolys Petersonui, nėra pats geriausias metikas Tyleris Petersonas. Dabar iš tolimos distancijos jis prameta 3 iš 13 taiklių Kėdainių Nevėžio Paskolų klubo tolimų metimų. Ir apskritai žaidimo tik 9 iš 25. O čia dar viena pražanga šeimininkam. Mėginasi užspausti Richardą Lomažą. Ketvirta jau komandinė Kėdainiams. Ir antras asmeninė Tony Perkinsas 4 metais atstovaudamas Ajovos universitetui. Jis buvo išrinktas tarp 10 geriausių Big Ten konferencijos sezono žaidėjų. O Big Ten jau skamba solidžiai. Big Ten yra pajėgi konferencija. Tam 10-tuke su juo buvo Zakas Edey iš Memphis Grizzlies, Terrence'as Shannonas iš Minnesotos Timberwolves. Tad kompanija tikrai solidi. Arno Veličkos geras kirtimas po krepšiu. Taškai iš po jo, plus paustas Tony Perkinsas, štai tokį perdavimą atlieka. Labai gerai įvertinta situacija. Ir čia McLaughlinas provokuoja pražangą ir labai nepatenkintas čia Gediminas Petrauskas Džeimsu Karniku, kad jis nebuvo ten, kaip sakyti, giliau po krepšių nubėgęs, nepasitiko ten McLaughlino ir iškart kelia nuo suolo Matą Mačijauską. Gediminas Petrauskas iškart po šitą epizodą tiesiog parodė savo jaunajam auklėtiniui, kad reikia stotis ir keisti Karniką. Karniko 3 asmeninė pražanga įpusėjus antrajam kėlinukui. O Matui Mačijauskui beje tai taip pat sugrįžimas į buvusią komandą. Daug šiandien tų sugrįžimų. Žaidė jau šiek tiek šiame sezone Matas Mačijauskas su pagrindinės komandos apranga po 3 minutės ir su Žalgiriu, ir su Šilionsku. O čia J.D. Muilos blokas. Nugesintas Lomažas, nežinau, ko ten tikėjęs Richardas Lomažas toje situacijoje.
Petersonas po prasiveržimo sugeba įsirašyti dar 2 taškus. Tik stabilizavosi Nevėžio žaidimas su Petersonu, bet čia Arnas Velička. 2 taškai su pražanga, kiek prisipekė Kristapas Arnas Velička ant parketo. Ir J.D. Muilai tai taip pat 3 asmenybė. Ethanas Šegua iškart keliamas nuo suolo. Tenka jam čia sezono pradžioje nemažai pažaisti ir tuo nominaliu 5 numeriu. Nėra pratęs žaisti tokiai pozicijai, tai vidurio puolėjo pozicijai Ethanas Šegua. 2 metrai 3 centimetrai jo ūgis, bet čia būtent prieš jį fiksuojama Mato Mačijausko pražanga. Ir aišku, kai nėra dabar Neptūno 5, tai nei Pacevičiaus, nei Karniko prieš Matą Mačijauską labai gal daug problemų ir neturėtų kilti žaidžiant Ethanui Šegua. Juolab, kad jam net nelabai reikėjo žaisto, jis jau keliauja mes baudų metimų, tai yra 5 Neptūno pražanga. Prie baudų metimo linijos Ethan Šegua. Prameta pirmą baudos metimą Šegua. Prieš tai buvo visas 3 baudas šį vakarą sumetęs, nors šiaip šį sezoną visą jo karjerą tie baudų metimai sviruoja. 62-65 procentų nėra labai patikimas baudų metikas. Nėra ir labai patikimas snaiperis, pridėjus jo šios dienos pasirodymas sezone kol kas 3 iš 15. Bet gal patikimas kaip žmogus tiesiog yra Ethanas Šegua. Tikiu. Lomažas gražiai praeina ten tarp varžovų, gražiai atlieka perdavimą Beručkai. Ir nuo Mato Mačijausko pirštų galų kamuolys išskrieja už galinės linijos. Puikiai kolegas sureagavot, puikiai sugavot, iš tikrųjų kamuolį, noriu pagirti. Ačiū, taip pat labai patikimas žmogus. Kaip toks patikimas gaudytojas labai. Tony Perkinsas. Šegua čia atakuoja dabar Mačijauską ir provokuoja dar vieną pražangą. Gavo ir per veidą, tik kažkiek Šegua. Dabar klausimas, į kurį aš jau matau atsakymą. Martynas Pacevičius kyla nuo suolo. Tos dvi Mačijausko pražangos, tokios, na taip, gal šita jau kažkiek labiau suprantama, ta prieš tai ten kitoje aikštelės pusė po krepšių buvo tikrai nereikalinga ir labai greitai keliamas nuo suolo Martynas Pacevičius. Kartu su juo Neptūno 5 tai yra Radvilas Kneižys. Šiame sezone tik 1 minutę prieš Kauno Žalgirį sužaidė Radvilas Kneižys. 22 metų gynėjas. Pernai 25 sykius pasirodęs aikštėje Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Dabar Šegua pataiko pirmą baudos metimą. 5 iš 6, 6 iš 7. Šiaip labai solidu. Ir Šegua kol kas ir rezultatyviausias, ir naudingiausias rungtynių krepšininkas. Sužaidus beveik 16,5 minutės. Ir sužaidė tokią atkarpėlę 7-2 kėdainiečių čia vėl priartėja praktiškai prie varžovų. 5 taškai skiria komandas. Gyventi galima. Lomažas priima kamuolį, Tarolis neforsuoja įvykių. Pozicinė Neptūno ataka, Kneižys. Ir viršų atliko perdavimą Pacevičiui, ten atrodo vienas iš varžovų dar lietė kažkiek kamuolį. Velička lieka prie Šegua, pats atakuoja iš tolimos distancijos, metimas per trumpas. Buvo ten po krepšių lygęs Pacevičius prieš Nedą Montvilą, bet Velička neieškojo perdavimo, o čia Kėdainiai suranda dar vieną Klaipėdos Neptūno pražangą. Ir atrodo savo stichijoje Tony Perkinsas. Tiesiog duokim kamuolį, jis Gediminas Petrauskas. Ir žinai, kalbėjom apie Kėdainių tą
vieno žmogaus storio priekinė linija, vienintelis J.D. Muller, realus vidurio puolėjas, jis jau turi 3 asmeninės pražangas pirmoje rungtynių pusėje, bet Neptūno pusėje Karnikas sėdė su 3, Mačijauskas 2 susirinko tiesiog žaibiškai, Martynas Pacevičius dabar taip pat su 2 asmeniniam pražangom ir to priekinės linijos pranašumo klaipėdiečiams įrodyti kol kas nepavyksta. Tai jūs taškai jau tik skiria komandas. Arnas Velička žaidžia su Pacevičium, Tarolis. Vėl ieškoja Pacevičiaus ten, liko Pacevičius prieš Marcinkevičių po krepšių, bet Lomažas iš kampo pats pabando spręsti ataką, čia nereikalinga, visiškai Marcinkevičiaus pražanga tiesiog parpulaškė Martyną Pacevičių. Beje, labai svarbi detalė yra ir ta, kad ir Justinui Marcinkevičiui tai yra 3-oji pražanga. Ten ir tas avarinis aukštaūgis, nes žmogus, kuris taip pat jau rungtyniauja ne savo pozicijoje, dabar taip pat krenta iš rotacijos. McLaughlin pasirodo parketo vietoje jo. Ir dabar labai žemų 5 Nevėžės Paskolų klubas. Perkinsas, McLaughlin, Montvilas, Zakas ir Šekva. Tikrai manau, kad Laimonas Seklinskas neturėjo savo vizijose tokio 5-duko prieš sezoną. Tai aukščiausias žmogus Šekva, 2,5 m, antras aukščiausias McLaughlinas, 1,98 m. Martynas Pacevičius prameta abi baudas, bet atkovoja kamuolį ir galiausiai jį išleidžia. Aišku, vėl toks 5-tas ypač puolime gali kažkokiu tai suteikti pranašumo Kėdainių komandai. Neptūnas žaidžia dabar ir su Taroliu, ir su Pacevičium. Lomažas priėmė kamuolį jis, aukštesnis Šeglo dabar prie Lomažo, Zakas likęs po krepšių prieš Pacevičių ir taip žaidžia Martynas Pacevičių. Na čia ir už vaidybą norėjo, kad sulauktų nuobaudos Jonas Zakas, Neptūno atsarginių žaidėjų suolelis. Perkinsas atakuoja Lomažą čia. Gal ir perteklinių jau kažkiek apgaulingų judesių pamatėm. Nebebuvo jau ten ką ir aplaudinėti vienu momentu. Bet Perkinsas galiausiai taškus pelno. O čia prasižengia Tony Perkinsas. Taip prabėgdamas ištelėjo ten ranką. Nepraslydo tai pro akis teisėjams. Dažnai ir nustebęs labai McLaughlinas, bet čia Perkinsui įrašyta pražanga. Dažnai pirmajame ketvirtyje kalbėjom, kad nedaug pražangų, nedaug stabdymų, bet antrasis ketvirtis atsigriebė už tą susitikimo pradžią. Jau 3 žaidėjai rungtynėse turi ir po 2 asmeninės pražangas. Arnas Velička. Čisuko. Pirmą baudą. Įsirašo kol kas tik 5 savo tašką. Na šiaip labai solidžiai pradėjo sezoną Arnas Velička. Pameta dabar jis antrą baudos metimą. Įspūdingi statistiniai rodikliai tose pirmuose 3 sezono pasirodymuose. Ir Watermanui fiksuojama pražanga prieš Itaną Šeglą. Tiesiog bėgdamas šalia varžovo ir Šeglą statant užtvarą, Watermanas įsirėžė į oponentą. 2 baudų metimai ir vėl situacijoje, kai Šeglą net nereikia priimti kamuolio. Prieš tai Mačijauskas po savo krepšių, po netaiklaus baudos metimo, tiksliau po Kėdainių krepšių po netaiklaus baudos metimo padovanojo 2 baudas Itanui Šeglą. Ir tomis dovanotomis baudomis tiesiog lyja šiam krepšininkui pirmoje rungtynių pusėje. 15 Šeglą taškų, 14 turi Perkinsas ir 12 turi visa likusi Kėdainių komanda. Rado savo šio vakaro lyderius jau kėdainiečiai. Bet reikia aišku, kad ir kiti labiau įsijungtų į žaidimą. Čia tas pats Šeglą dabar jau sutinka su pražanga. Nebloga pražanga, sutrukdžiusi Watermanui pasižymėti taškais. Nuleido ten galiausiai ranką Itaną Šeglą. Watermanas prie baudų metimo linijos. Pirmas metimas netaiklus. 7 baudas iš 12 kol kas pataikė klaipėdiečiai.
būtent Nevėžio baudų pataikymo procentas yra antras prasčiausias lygoje po pirmų 3 rungtynių, bet šiandien Klaipėdos Neptūnas kėsinasi kristi žemai pagal šį statistikos komponentą 7 iš 13. Jonas sako, metimas netaiklus, Velička jau kitoje aikštelės pusėje. Erisonas Klyri, paslėptas toks perdavimas Vėjui Watermanui, 2 taškai su pražanga. Po tų 2 nepataikytų baudos metimų Watermanas dabar techniškai užsidirba galimybę mesti ir trečiąjį. Techniškai kalbant ne apie situacijos vertinimą, bet apie tai, kaip atliko tą metimą Zeinas Watermanas. Jo, jau 8 pelnyti taškai, bet 0 iš 3 paeiliui. Šiandien apskritai vieną iš 4 atrodo baudų pataikė Zeinas Watermanas. O čia pražanga puolime užfiksuota labai skėsčia rankom ir Zakas ir Čiagua. Turi, vadinkim, pretenzijų ir Laimonas Eglinskas. Ir Laimonui Eglinskui yra skiriama techninė pražanga. Labai emocionaliai. Už tas pretenzijas. Taip, sureagavo Kėdainių vyriausiasis treneris. Bauda meta Erisonas Klyri čia pataiko baudos metimą už tą techninę pražangą. Ir po to pataikyto baudos metimo Neptūnas ir turi kamuolį savo rankose. 10 taškų buvo ta maksimali riba, kurią pasiekė klaipėdiečiai augindami savo pranašumą. Lomažas suranda dar Arną Veličką, ten kažkiek buvo atsitraukęs Jonas Zakas, Arnas Velička pelno 3 taškus, vėl +8 turi Neptūnas, gali čia visai sėkmingai užbaigti pirmąją rungtynių pusę klaipėdiečiai. Čiagua pražanga puolime galiausiai kainavo 4 taškus. 2 varžovus ten prie savęs pritraukė Perkinsas, dvigubintas buvo jis. Fiksuojama pražanga Arnui Veličkai. Panašu, iš reakcijos panašu, kad... Ir tai taip pat yra 2 baudų metimai. Keitimas Nevėžio komandoje. Ant parketo grįžta Tyler Peterson. Čia griaudamas ir jau slysdamas, taip pilvu ant parketo parbloškė varžovą Arnas Velička. Apmaudė tokia kažkiek situacija. Dabar būtent fiziška kova, kontaktas ir pražangos atrodo tą psichologinį pranašumą taip ir nusveria tai į vieną, tai į kitą pusę. Nevėžis žaidė tikrai neblogą atkarpą, atsilikinėja 10 taškų, tikrai nepasimetė ir sugebėjo vis labiau artėti prie svečių iš Klaipėdos iki to pastarojo epizodo su Eglinsko techninė pražanga ir Veličkos tritaškių. Prameta antrą baudą Zakas. Į ataką pasileidžia Neptūnas, čia pamuštas kamuolys. Į uždirbį lekia jis dabar. Matom ir Jonas Mačiulis mūsų ekranuose. Stebi rungtynės Kėdainiuose, stebi savo buvusios komandos rungtynės. Stebi, aišku, ir savo buvusį bendražygį Gediminą Petrauską, vadovaujantį Neptūnui dabar jau. Watermanas turi erdvės, geras Veličkos perdavimas, bet Neptūnas šansą neišnaudoja. Ir dabar jau gali kėdainiečiai palaikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos ir pabandyti sumažinti bent šiek tiek dar tą savo atsilikimą. Ir čia Klyri pražanga prieš Nedą Montvilą. Tų prastų pražangų tokiuose situacijose be kamuolio labai daug antro kėlinuko pusėje. Nedo Montvilos baudų metimus. Žaidėjo, kuris pradeda antrą sezoną Kėdainių Nevėžio paskolų klubo sudėtyje.
Ir Nedas Montvila beje pernai taip patyliukais, bet tritaškius metė 41% taiklumu, išmesdamas po beveik 2 per susitikimą. Nedažnai, bet užtikrintai. Ko ir nori faktas treneriai iš jaunų žaidėjų. Naudos metimą antrąjį realizuoja. Nedas Montvila, 5 sekundės lieka Neptūno atsakymu. Arnas Velička suranda dar perdavimą, bet... Oi. Na, dabar jau įsiūtas Paklakminas, norėtų jis čia peržiūros. Atrodo, kad čia nutiko. Nesugraibė lyg kamuolio Tarolis ir tuomet matydamas, kad kamuolį pametė, Tarolis tiesiog pats atmetė ranką atgal. Ir bandė gaudyti kažkaip laikyti dar kamuolį Donatas Tarolis. O tuo metu ir užfiksuotas būtent kontaktas. Ir Klaipėdos Neptūnas toliau lieka su 50% baudų taiklumu. Kiek nukrito? 8 iš 16, Kėdainiai surinko 17 taškų baudų metimais, 17 iš 21. Čia tikrai nėra laiko metimui, bet Nedas Montvila, nepaisant to, dar prikaustė žiūrovų dėmesį, pamėginamas paleisti kamuolį iš labai toli. Taip, Petrai Sakytūno gynyba. Taip, 43 praleisti taškai šį vakarą jau yra nemažai, bet reikia žiūrėti ir tai, kad prametė 18 metimų žaidimo Kėdainiai. Tai reiškia, tų progų pelnyti taškus turėjo dar gerokai daugiau kėdainiečiai. Tiesiog jomis dažnai nepasinaudoja. Tikrai manau, kad turėjo nemažai, ką pasakyti Gediminas Petrauskas savo komandai per pertrauką. Na ir žinai, per pirmas 5 minutės Nevėžis buvo pelnęs 2 taškus. Per 15 minučių jis sumetė 41. Ir taip, galima sakyti, Kėdainiai irgi praleido nemažai, praleido 50, bet irgi man atrodo, kad šiemet, kalbėdami apie Klaipėdos ir Kėdainių klubus, kalbam šiek tiek apie skirtingų kalibrų komandas, kaip būtų Neptūnas, žaidžia Europos taurėje, ir taip visiškai galbūt lygintų skaičių irgi nelabai galima ir nelabai teisinga būtų tą daryti. Čia nepelnytai nepraleidžia dar 2 taškų. Klaipėdos Neptūnas gražiai viską padarė Kėdainiai. Girdžiūnas šis pro šalį, bet tai Tarolio puolime atkovotas kamuolys ir išprovokuota pražanga baudos aikštelėje. Bet ten jau tiesiog pranašumo situacijoje likęs Donatas Tarolis baudžia Tylerį Petersoną. Ir pirmajame kėlinuke, bet tiktai sakė, jau 11 naudingumo balų turi Donatas Tarolis, bet iki štai šios išprovokuotos pražangos jis ir turėjo tuos pačius 11 naudingumo balų. Staptelėjęs šiek tiek buvo Tarolis. Dabar pirmasis kėlinuko taškas. Ir 2 iš 2. Taip ir dažnai Neptūnas pasižymi tokiamis sėkmingomis kelionėmis prie baudų metimo linijos šį vakarą. 9 iš 17 baudų per pirmąją rungtynių pusę irgi, manau, tai į ką bedė kažkiek pirštu Gediminas Petrauskas su savo asistentais. Klaida nuo J.D. Muilos. Kamuolys išskriejo už aikštės ribų, nors pats nenorėtų su tuo sutikti kanadietis. Bet ne tiek įtikinamai bandė nesutikti, kad paprašytų peržiūros Laimondas Seglinskas. Beje, įdomu, kad ir Vaidas Leliuga užsiminė per ilgąją pertrauką, kad Gediminas Petrauskas Kėdainiuose dažnai reaguodavo į tą žaidėjų prastą metimų selekciją, nesvarbu ar tai lyderiai, ar tai Amitas Sebo ir dievuliau kaip užkrito atakuojantis gynėjas, kuris mesdavo daug Žirardas. Taip, Josefas Žirardas. Ir antrąją rungtynių pusę Richardas Lomažas pradeda ant suolo. Mindaugas Girdžiūnas aikštėje vietoje jo. Ir taip pat vietoj Martyno Pacevičiaus Zeinas Watermanas, tad žemesnis klaipėdiečių penketas. Ir visi 5 iš toli pataikyti galintys žaidėjai aikštėje. Ten Watermanas dabar tritaškį prameta, Lomažo tikrai neįkvepianti tą pirmą rungtynių pusę. Vienas taiklus metimas iš 6. Garučka kaip užlipo kamuolį iš varžovo rankų. Ir čia jau Šegva baudžiamas asmeninę pražangą prieš Arną Veličką. Ir įtanu Šegvai taip pat trečioji asmeninė pražanga. Šiaip Kėdainių komandai visi tų pražangų nemažai jau prisirinkę. Klausyk, 8 žaidėjai te žaidžia ir 4 iš jų turi po 2 pražangas. Velička.
O Tirmano perdavimą nutraukė dabar Šiaguo. 3 prieš 3 į greitą ataką išbėga Kėdainių ir čia Tony Perkinsas užsidirba pražangą puolime. Va taip va. Ir dabar jau 5 iš 8 žaidėjų turi po 3 asmeninės pražangas. Zaino Watermano geras epizodas gynyboje. Ketvirta komandinė Kėdainiams per mažiau negu 2 trečiojo ketvirčio minutės. Taip ir iš viso jau 19 pražangų per, kiek čia, 22 realiai žaidimo minutės. Arnas Velička pats iki galo ir dar viena pražanga, jeigu būtų maža. Wow. Itanas Šiaguo čia nubaustas. Ne, atsiprašau. Tyleris Petersonas užsidirba pražangą ir Jau 6 iš 8 žaidėjų. Ačiū, kad palikai tą pauzę. Prašau. Šitai akivaizdžiai artėjusiai frazai. Oho, iš tikrųjų darosi... gal ir neramu kažkiek. Ir neramu, ir tuo pačiu smalsu. Kaip čia viskas gali susiklostyti iki rungtynių pabaigos. Neptūno didžiausia turėta persvara šį vakarą yra fiksuojama dabar. Petersonas. Perkinsas prižiūrimas buvo Beručkos, keičiasi dabar gynyboje Neptūnas. Ėjo ten į pagalbą Velička, gerai suvaikšto kamuolys, Šiaguo lieka laisvas kampe. 18 Itano Šiaguo taškų į Klaipėdos Neptūno krepšį. O mes dar toli gražu net neįpusėjom. Trečią rungtynių kilinuko klysta Arnas Velička. Atsiprašo. Čia Perkinso perdavimas toks į trečią eilę kažkur tribūnose. Ir tos tribūnos net nepilnai dar šiaip išskleistos. Ir būtent Perkinsas ir atsiprašė tiek komandos draugų, tiek trenerių štabo, kilstelėdamas ranką. Didžiausiai, kas belieka, kad jau tai tik atsiprašyti. Ersonas Klyris su kamuliu. Velička po klaidos sodinamas ant suolo. Džiūnas čia buvo arti klaidos, Klieriai irgi arti klaidos. O driblingo Girdžiūnas. Pro šalį metą iš toli, pražanga. Kėdainiam. Manau, kad tiesiog dabar girdi švilpuką ir žinai, kad prasižengia kažkas iš Kėdainių komandos. Ketvirta Petersono asmeninė pražanga. McLaughlinas grįžta į aikštę. Yra dar ant suolo jaunasis Eimantas Kuprys. Šiandieną aikštėje kol kas dar nepasirodęs. Tokiais tempais tojo pasirodymo tikrai galime sulaukti. Tiesa, nežinau, žaidėjo fizinės būklės, galbūt ne šiaip savo jis nebuvo pakeltas nuo suolo. Taip, aišku, registruoti rungtyniam protokole ir Ignas Vaitkus ir Lukas Valantinas, bet jie komandai šiandien padėti negali, nors ir yra registruoti mačui. Jeigu jau nebebus kam iš žaidžiančių eiti į aikštelę, tai eis turbūt ir jie kažkur taip pastovėt kampe, jau blogiausių scenarijų. Perkinsas atakuoja Harrisoną Klyrį. Buvo pertraukėlė Vroclave, kurios metu Gediminas Petrauskas sakė Klyrį, kad taikinį ant tavęs yra uždėję varžovai ir tu turi kažkaip į tai sureaguoti. Ir panašu, kad Perkinsas daro tą patį, ką sėkmingai darė Vroclavo Šlionskas. Ir tai yra dar viena pražanga Kėdainiam. Top, gana, užteks. Tai yra tiek 7 turbūt komandinė. Ir 4 asmeninė Tony Perkinsui. Va čia gal jau kažkiek ir nejuokinga. Iš tikrųjų, jeigu Petersono ta 4 pražanga, taip irgi buvo prastai, bet Tony Perkinso dabar manau, kad kuriam laiku bent jau netenka Laimonas Eglinskas savo rotacijoje. Bet dar labiau nuvažiuos į priekį Neptūnas ir tiesiog jau reikės rizikuoti. Šiaguo. Žemesnį Mindaugą Girdžiūną.
Otermano pagalba, bet pražanga vis tiek. Ethanas Čiago išprovokuoja. Tokiais tempais mes čia galime ir iki vidurnakčio užsibūti Kėdainių arenoje. Pražangų tikrai neįtikėtina gausa. Neptūnui tik antroji komandinė, bet tai yra dar viena baudų metimais tampanti pražanga. Baudas metimus meta Ethanas Čiago. Ethanas Čiago šiandien sumetęs 8 baudas iš 9. Dabar 10 prameta. Ekranuose ten ir buvo, ką tik dešinėje jaunasis Eimantas Kuprys. Na, vieno savo jauno žaidėjo šiame sezone jau neteko, Kėdainių Nevėžis klubas. Nojaus Bukausko labai rimta trauma iškrito realiai visam sezonui. Nojus Bukauskas dvikovoje su Panevėžio Lietkabeliu. Labai apmaudi žinia. Iš Kėdainių kilęs krepšininkas, tikrai, na, teko kalbėti ir prieš rungtynes, bet tikrai labai talentingas, įdomus jaunas žaidėjas. 35 naudingumo balai pernai rungtynėse su Vilniaus Rytu, tad tikrai stiprybės. Taip, dešinio kelio raiščių trauma tikrai tokia labai liūdna žinia. O čia pavyksta apsiginti labai solidžiai Donatui Taroliui, ne tik, kad pamušė kamuolį, ne tik, kad paskui jį blokavo, bet dar ir nuo varžovo kamuolys paliko aikštelę. Toks pilnas paketas. Ir dabar tikrai yra Neptūno, net ne galimybė, bet beveik prievolė didinti tą savo pranašumą ir pamėginti nulaužti rungtynes būtent trečiojo ketvirčio viduryje. Ersonas Klyri, nutrauktas jo perdavimas. Įsiutęs Gediminas Petrauskas, na tikrai sprendimas, po kurio vyriausiojo trenerio įsiūtis yra daugiau negu suprantamas. Vėdimuila liko prieš Klyrį, Tarolis atėjo į pagalbą, surastas Zakas, praeina Girdžiūną. Viskas atrodė labai neblogai čia. Sukurta buvo Kėdainių ekipos atakoje, tiesiog pritrūko taiklaus metimo. Kitoje aikštelės pusėje Donatas Tarolis stos prie baudų metimo linijos, nes čia turim dar vieną pražangą. Čiago stebiu planų mūsų ekranuose, bet tai yra Jono Zako asmeninį taikymą po pirmos rungtynių pusės. Tai dabar reikalus pataisė gerokai Neptūnas. Matysim, kaip dabar seksis Donatui Taroliui. Jo baudų metimai. Jonas Zakas su 4 asmeniniam pražangom trečio kėlinuko viduryje lieka aikštėje. Nes 4 turi ir Tony Perkinsas, 4 turi ir Tyleris Petersonas. Ir ta situacija Kėdainių ekipoje tikrai darosi labai sudėtinga. Ir dar antrą šansą čia susikūrė Neptūnas. Tiesa, Tarolis nepataiko. Montvila pasileidžia į priekį, Lomažo pražanga. Ir tas bandymas atakuoti krepšį, kuris buvo labai madingas praėjusiame sezone, bet dabar išėjęs iš patos. Būtent palaiko savo komandą. Buvo čia šiokių tokių minimalių neramumų, bet labai operatyviai ir profesionaliai arenos apsaugos darbuotojai tuos neramumus numalšino. Mes galim grįžti prie krepšinio ir Kėdainių ekipai labai norėtųsi grįžti ir prie taškų pelnymo. Kol kas tik 6 pelnyti šiame ketvirtyje. Jo, čia pražanga puolime Richardui Lomažui. Jonas Zakas su 4 asmeniniam pražangom. Vis tiek žaidžia kibiai, žaidžia įkyriai. Kad ta situacija, kontaktas buvo. Zakas, aišku, irgi žino, kaip elgtis tokiose situacijose. Bet po tos pertraukėlės suaktyvėjo tribūnos. Tiek Neptūno fanų sektorius, tiek ir Kėdainių žmonės čia susirinkė palaikyti savo miesto komandos. Montvila ieškojo Džeidi Muilos, bet
Atrodė, kad ten būtų pavėlavusi pagalba ir jeigu Montvila būtų rinkęsis atakuoti krepšį, viskas galėjo baigtis sėkmingiau. Pacevičius baudos aikštelėje, eina tiesiai, eina kiaurai ir didina Neptūno persvarą iki 15 taškų. Ir vėl labai panaši iš tikrųjų situacija, kaip matėm pirmojo kėlinio pradžioje, kai tiesiog Kėdainiams niekaip nepavyko rinkti taškų. Ten beros 4 turėjo, gal per pusę kėlinio surinkė kėdainiečiai dabar ir vėl trečiame kėlinyje sužaistos jau daugiau nei 6 minutės, 6 pelnyti taškai šeimininkų pusės. Beje, ir antrajame kėlinuke Nevėžis Paskolų klubas per pirmas 5 minutės pelnė tik 10, per kitas 5-15 taškų. Tad labai sunkiai startuoja kiekviename ketvirtyje šiandien Kėdainių ekipa. Antram dar kažkiek galima gal paaiškinti, nes sudėjo kėlinio pradžioje ant suolo, sakykime, tie starto 5 žaidėjai, paskui jie grįžo ir tuos taškus rinko. Dabar trečio kėlinio pradžioje žaidė tai savo pagrindiniais krepšininkais Laimonas Eglinskas, bet tai naudos daug neduoda. Jau kol kas kėlinys artėja prie pabaigos. Netas Montvila. Kaip ir minėjau, pernai 41% taiklumas metant iš toli, dabar turėjo tikrai pakankamai ir erdvės, ir laiko. Na ir reikia dabar jau tiesiog tokių kozerių Kėdainiams. Ir vėl į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir tai yra dar viena pražanga, tiesa, nepatikėsi. Nedui Montvilai, ji yra pirmoji šiose rungtynėse. Pirmąjį kartą. Žaidimas Neptūno komandoje. Ant parketo grįžta pirmasis numeris Donatas Perlas. Pacevičių matysim prie baudų metimo linijos. Tose berods pačiose pirmose rungtynėse, ar bent jau per pirmas 2 rungtynės, Pacevičius spėjo ir išmesti vieną tritaškį. Ir ta baudų metimų technika, kamuolio trajektorija atrodė simpatiškiau lyginant su praėjusiu sezonu, bet taiklumas kol kas išlieka ne tokiu, kokio norėtųsi pačiam aukštaūgiui. Dirbo tikrai vasarom ir praėjusią vasarą daug dirbo ties metimu Martinas Pacevičius, dirbo ir ties kitais tais įgūdžiais, ties judėjimu su kamuoliu. Matėm šiandien irgi kaip pirmoje rungtynių pusėje vienu metu persivarė pats kamuolį į kitą aikštelės pusę. Pamuša dabar kamuolį Pacevičius, Muilai bandant atlikti perdavimą, bet Tarolis kairę ranką pro nugarą bandė išsaugoti kamuolį aikštėje ir to padaryti jam nepavyko. Pats paskui šipsojas prie tokios situacijos Donatas Tarolis. Žaidžiant biliardą kartais taip reikia, kai nepatogiai kamuoliukai sukrenta pro nugarą bandyti mušti. Labai geras, netikėtas palyginimas. Neseniai teko žaisti kaip tik ir tokį atlikinėt manevrą. Mušiau ir įmušiau juodą kamuoliuką ir laimėjau. Tokį smūgį, taip. O, wow. Nu, belieka pasveikinti. Sveikinu. Turėjo būti labai įspūdinga. Nustebo visi aplinkiniai. Čia kiek užsitęsė situacija, kai reikia pavalyti aikštelę. Jeigu jau nuėjom iki biliardų, tai jau gal kažkiek ir per daug užsitęsė. Na, dabar jau galim tęsti žaidimą. Kažkiek reikėjo čia, matyt, pasausinti parketą. Klaplinos, tokį metimą išsitraukė ir Klaplinas vienas tų žmonių, kurių labai trūko Kėdainiams. Pirmas jo taiklus metimas į žaidimą, prametus pirmus 4. Ir tiesiai per rankas Richardui Lomažui čia. Ir taip. Nebuvo išmetęs nei vieno tritaškio, kaip tu minėjai, dabar kol kas tritaškius meta 100% taiklumu. 2 iš 2. Taip, praėjusią sezoną Rygos VF komandoje labai solidų pataikymą turėjo Čempionų lygoje. Klyrė. Čempionų lygoje 58% tritaškių. Taip, ten po 17 taškų, bet čia tas tritaškių taiklumas fantastinis ir tikrai neatsitiktumas, kad dabar Klyrė pataiko tolimus metimus. Tokia užduotis, su tokia mintim ir pakviestas į čia Klaipėdą.
Justinas Marcinkevičius, žaidžiantis trečią sezoną Kėdainiuose su pertrauka po išvykos į Wolves Twinsbet. Tai yra 55 Justino Marcinkevičiaus rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje su Nevėžio apranga. Jau nemažai. Tikrai pakankamai nemažai. Arnas Veličko paliko už nugaros Montvilą, Pacevičius, vaidinami judesiai. Ir čia nėra pražangos. Bet yra 2 taškai. Neptūnas toliau tolsta. Perginsas su 4 pražangom yra grąžintas į aikštę Kėdainiam, ieškant savo puolimo atgaivinimo būdų, bet dabar prametė iš toli. Vos ne nuo savo tritaškio linijos Velička. Koks drąsus sprendimas šitaip kabinti kamuolį. Ir Donatas Starolis labai gražiai užbaigė ataką. Na, tikrai pakilo bent per oktavą mūsų abiejų balsai po to epizodo. Bet tai tikrai buvo vienas įspūdingesnių epizodų sezone. Aš ir dar šokę. Wow. Čia tik dar kartą galėjom įstikint, kokio lygio žaidėjas yra Arnas Velička. Čia dar kartą. Kaip ramiai, kaip šaltakraujiškai ir žinai, pagal žaidimo stilių, nepaisant to, kad su Aleksu Karuso daug kas dėl išvaizdos įlygino Europos čempionate, geriausias palyginimas, kurį girdėjau, yra Tyrese Haliburtonas. Ir čia tikrai Haliburtoniškas perdavimas, kurį atlieka Velička. Neptūno pranašumas jau ir pasiekė triuškinamą ribą. Vėl ieškam, aš po krepšių Pacevičius buvo likęs ten, jis prieš žemesnį varžovą. Velička iš toli. Va taip, šūdo Kėdainių komanda Arnas Velička. Ir vėl tas metimas labai mažai pašokant, labai staigiai paleidžiant kamuolį iš rankų, taip kiek keliant dešinę ranką į viršų. Na, taip dar ne pačiame aukščiausiame taške, taip pat dar vienas Tyrese Haliburtoną priminantis epizodas. Čia fiksuojamas žaidimas koja, kamuolys atitenka Neptūnui ir trečiasis ketvirtis labai sunkus Nevėžių Paskolų klubui. 25-11 toks kėlinio rezultatas. Ir kaip turbūt galima suprasti, ne į Kėdainių komandos pusę. Ir tos ankstyvos pražangos, žinoma, kaip išmušė iš ritmo, net ne tai, kad išmušė iš ritmo, nutildė, sunaikino bet kokį ritmą, kokį Kėdainiai buvo pajutę pirmoje rungtynių pusėje. Ypač dar kaip po pertraukos grįžus, tiek daug tų pražangų, puolimas irgi nėjo tomis pirmosios minutėmis šiame kėlinyje. Čia Arnui Veličkai fiksuojama pražanga puolime. Pažemina dabar penketuką Gediminas Petrauskas. 100 Martynas Pacevičius. Paskutiniam akimirkom trečiame kėlinyje. Be Jameso Karniko mes nematėme aikštėje po ilgosios pertraukos. Čia Šagua po ilgos pertraukos pasižymė taškais. Ir žinai, dar nepaminėjom Benediktai, kad Jordanas Tuckeris nežaidžia visiškai antroje rungtynių pusėje. Ir panašu, kad patyrė kažkokią mikrotraumą. Dabar jis sėdė su apšilimo apranga ir nepanašu, kad būtų pasiruošęs tęsti rungtynes. Nespėjo paleisti kamuolį McLaughlin. Taip atrodo, nematė tiesiog laikrodžio nei Šagua, nei McLaughlin. Kažkaip norėjosi gal ir greitesnių veiksmų čia. Kėlinio pabaigos lygos, kurią remia Betson rungtynės. Plius 21. Toks Neptūno pranašumas. 19. Oi, atsiprašau, plius 19. Taip. Su šitais skaičiais kartais taip susimakalavo šiek tiek akise. Būna, pasitaiko. Paskutiniuosius kėlinuko taškus pelnė šeimininkai. Marcinkevičius po pagavimo. Šis iki pro šalį ir Klaipėdos Neptūnas užbaigė varžovų ataką atkovotų kamuolių po savojų krepšių. Arnas Velička atiduoda kamuolį Girdžiūnui. Fantastinė ta kėlinio pabaiga Veličkai.
Rezultatyvus perdavimas, tas nukabintas kamuolys Pocevičiui, paskui tas tritaškis, o čia vėl gražiai surastas po krepšiu Pocevičius. Tarolio perdavimas, į kurį taip pat labai gražiai sureaguoja ir labai gražiai jam pasiruošęs buvo Martynas Pocevičius. Dabar jau plus 21. Dabar tikrai. Teisingai dabar jau skaičiuoju. Tikrai taip. Montvila palei galinę liniją, Petersonas. Tai taip ilgai užlaiko jis kamuolį mesdamas iš toli, tas blokas atrodė neišvengiamas. Ten atrodė, kad žingsnelį priekį padėjo tam metimui ruoždamasis Tyleris Petersonas ir tiesiog palengvino situaciją Martynui Pocevičiui blokuoti tą metimą. Velička, Girdžiūnas, Peručka, Tarolis ir Pocevičius. Klaipėdiečių penketas. Čia Taroliui nuslystė tiesiog kamuolys nuo rankos. Klapinas. O čia akivaizdu, kad jis labai mėgsta tą daryti. Kad ir kaip mums būtų neįprasta arba, sakykime, kaip su kokia spalva skambėtų sakinys. Atsivaro ir meta per rankas, bet McLaughlinanas rodo, kad tą tikrai mėgsta ir moka daryti. Pocevičius, ten gera Montvilos pagalba. Pakišo ranką, išmušė kamuolį. Jį pagavo Marcinkevičius, po to pražanga ir čia Gediminas Petrauskas atrodo prašo pertraukėlės. 61-77, šiokį tokį lengvą sugrįžimą čia bando demonstruoti Kėdainių klubas ketvirto kėlinio pradžioj. 5-2 pradėjo kėlinį jie, turi ir kamuolį dabar savo rankose. Paprašė greit pertraukėlės Petrauskas, reaguodamas į situaciją. Neptūno vyriausias treneris. McLaughlinanas eina iki galo, dar du jo taškai, prieš tai pataikė tritaškį, dabar iš artimesnės distancijos pasižymi Trentonas McLaughlinanas. Labai ilgai tylėjo šiose rungtynėse, bet dabar prabilo tiesiog. Taip. Labai ilgai tylėjo ir Arnas Peručka, kuriam tai apskritai yra visgi 8. taškas šiandien. Bet gražiai kairė ranka nuo lentos po pasivaržymo. Čia jau tiesiog Ličkas, koks lazerinis perdavimas į priekį ten Donatui Taroliui. Pražanga fiksuojama prieš jį, bet vėl kaip gerai skaito aikštelę Arnas Lička, ypač tranzicijos tokiose situacijose. Šie perdavimai per visą aikštę ir tuo pačiu Donato Tarolio žinojimas, kad tu turėtum laukti tokio perdavimo. Atrodo, kad gali tapti, bent jau šiandien tampa Klaipėdos Neptūno ginklu. Ir galbūt tą matysime ir viso sezono metu. Donato Tarolio 9 ir 10 metami baudų metimai šiandien. Ir čia Šegua sugriebė kamuolį. Bet Montvila greitai vėl bando pulti varžovus Kėdainiai. Viskas čia labai logiška, reikia tiesiog tų greitų atakų kėdainiečiams, skirtumas nemažas, laiko vis mažiau. Ir tiesiog bando dar, nežinau, kažkiek galima sakyti, reikia galbūt vabanką. Laimonas Eglinskas neberengiant tų ilgų pozicinių atakų idealių situacijų, tiesiog bandant kuo greičiau pelnyti taškus. Taip, 13 taškų viso per trečiąjį susitikimo ketvirtį. Tokiais tempais jau tiesiog nebeįmanoma būtų pavyti Klaipėdos Neptūno. Daug iniciatyvos imas Trentonas McLaughlinanas pirmosiomis ketvirto kėlinio minutėmis. Šį kartą jam pataikyti nepavyko. Neptūnas, aišku, savo ruoštų turbūt kaip tik labai neskubės su savo atakomis. Montvila vėl gerai pamušė kamuolį. Galiausiai krenta jis ant parketo. Gražiai be pražangos apsigina ten Itanas Šegua, o čia pražanga gynyboje Hersonui Klyriui. Iš šio kampo stebint arenoje net atrodė, kad galvomis čia susikūrė krepšininkai, bet sprendžiant iš reakcijų panašu, kad to pavyko išvengti. Dar kartelį Šegua blokas labai solidus ir dar kamuolį ištraukė ten galinės linijos. Šegua, Džeidi Muila grąžinamas ant parketo vietoj Marcinkevičiaus.
Šeguva pasistums į 4. poziciją Nevėžio Paskolų klubo penkete. Petersonas liko dabar jis prieš Zeiną Votermaną, Muilą prieš Pacevičių, bando laužti. Ir pralaužia Džeidį Muilą. Tik trečias jo pataikytas dvitaškis šioje dvikovoje. O pradėjo mačą 2 tikrais metimais. Taip, tad po 4 pirmųjų taškų, kuriuos jisai surinko komandai, tik dabar jis prideda kitus 2. Girdžiūnas. Petersonas gerai kyšteli ranką. Eina pats iki galo. Pelno taškus greitojo atako. Petersonas ir gerai pradėjo funkcionuoti Nevėžio komandos gynyba, kažkiek prisimant ir tų rizikų, bandant pamušti kamuolius, bandant kažkur padvigubinti tos rizikos. Matėm, kaip baigėsi trečiam kėliny su begalė pražangų. Dabar pildo tas gynybinės situacijas sėkmingiau kėdainiečiai ir grįžta į rungtynes. 13 taškų per visą trečią kėlinuką, 11 taškų ketvirtajame ketvirtyje jau dabar. 10 taškų belieka iš ketvirčio pradžioje Neptūno turėtos 21 taško persvaros. Ir dabar šiaip atrodo tokia nebloga bangelė pagavę kėdainiečiai. Viskas pavyksta gynyboje, viskas pavyksta puolime, iš karto automatiškai lengviau tiek gintis. Oi, čia Martynas Pacevičius apsaugojo komandą čia vos ne kaip vartininkas šiuo atveju, nes Džeidį Muilą buvo pasiruošęs, bet jis ir dabar liko pasiruošęs po krepšiu. Tai jau yra labai įspūdingas Kėdainių Nevėžio Paskolų klubo spurtas. Ir atmosfera arenoje taip pat visiškai keičiasi. 16-3 laimi kėlinį Kėdainių Nevėžio Paskolų klubas. Maklaflinas iš veiklos iš toli. Tokios emocijos Kėdainių seniai neteko matyti. Iš -21 iki -5. Klyri, žingsnis iš šono. 3 iš 3 Harrisono Klyri tolimų metimų šį vakarą. Ir dabar jau Neptūnui, jau vos nemir gyvenk reikėjo šio taiklaus metimo. Nedas Montvila. Keičiasi gynyboje klaipėdiečiai po krepšių. Šeguva liko prieš Girdžiūną. Petersonas būtent dabar ir surado Šeguvą. Čia Girdžiūno pražanga, 4. komandinė. Kėdainiai turi dar tik 1 pražangą 4. kėlinyje. Ir perėmė iniciatyvą čia. Jų epizodų čia nestinga. Bet šitas 4. kėlinukas 19-8. Jame priekyje Kėdainių ekipa. Ir čia dar ką tik komanda skyrė vos 5 taškai, nors ketvirčio pradžioje, dar sykį primenu, Neptūnas pirmavo 21 taško persvarą. Džeidį Muilą, oi, čia labai netaiklus metimas. Kiek perskuba Džeidį Muilą čia. Kiek išsileido oras iš arenos po šios atakos. Prieš tai, aišku, tą irgi svarbu metimą pataikė Harrisonas Klyri, kai atsakė Maklaflinui 3 taškių. Čia Donato Torolio taškai, vėl plus 10 turi Neptūnas. Ir gražus Klyri rezultatyvus perdavimas. Ir ta reklaminė pauzė išėjo į naudą labiau Gediminui Petrauskui. Ta irgi galima pabrėžti. Jau 2 pertraukėlės buvo išnaudojęs Petrauskas. Čia Maklaflinas prameta. Maklaflinas akivaizdu, kad yra pasiruošęs savotiškai perimti estafetę tiek iš Josefo Gerardo, tiek iš Šono Maknylo, tiek iš Bradley Davisono. Kėdainiuose tie profesionalų krepšinyje debiutuojantys snaiperiai, atakuojantys gynėjai. Atrodo, kad turi rimtą įpėdinį, o Harrisonas Klyri rodo, kad tos pirmos kelios jo blankios rungtynės nebuvo atsitiktinumas. 18. O čia trečiojo kėlinuko statistika jūsų ekranuose, kėlinuko, kurio metu Neptūnas ir atitrūko. Aišku, galima paminėti ir tai, kad čia tą gerą 4. kėlinį Kėdainių komanda žaidė 7 minutės be Tony Perkinso, kuris tik dabar pasirodo aikštelėje. Perkinsas šiaip per pirmus 2 kėlinius pelnė 14 taškų, antroje pusėje tik 2 jo pelnyti taškai, bet
čia vėl turbūt tie sezono pradžios tokie skausmai ir vargai, kaip jos vadinti, išsigrynintas dar visas rolės komandai. Matėm, McLaughlin patraukė čia ketvirtam kėlinį, dabar Šeguo įsirėžė reidą. Taip, įsirėžė į Beručką, provokuoja pražangą. Neptūno 5 komandinė ir Itanas Šeguo keliaus prie baudų metimo linijos. Matėm, kaip ir J.D. Muila bandė porą situacijų įptis iniciatyvos į ketvirtam kėlinį, vieną kartą užatakavo, paskui matėm labai netikslų metimą į lentą. Ir irgi nelengva, aišku, Laimonui Glinskui sukontroliuoti visus žaidėjus, visi nori faktas pasirodyti, visi nori mesti tuos lemiamus metimus, traukti komandą į priekį. Ir Benediktai Itanas Šeguo meta savo 12 ir 13 baudų metimus šiuose rungtynėse. Jo karjeros rekordas, įskaičiuojant jo studijų metus, yra 14 išmestų baudų metimų atstovaujant Brno klubui. Tad per vieną baudos metimą nuo absoliutaus karjeros rekordo yra Itanas Šeguo. Šiandien 9 jo atrodo išprovokuotas jau pražangos. 8 netgi, atsiprašau, bet tai irgi rimtas skaičius, o čia techninė pražanga Jonui Zakui. Už vaidybą. Kai esi toks žaidėjas kaip Jonas Zakas anksčiau ir vis dėlto manau, kad tokias pražangas užsidirbsi. Ir tuo pačiu, taip, Jono Zako rungtynės yra baigtos. Matėm ir šiandien, kaip kai kuriuose situacijose paaštrina galbūt tas situacijas, da parodo tas pražangas teisėjams Jonas Zakas. Tai yra toks žaidėjas, kuo jis dažnai ir yra naudingas savo komandom. Bet kartais tą ribą kažkiek peržengia ir dabar vienas tų atvejų. Harrisonas Cleary beje ketvirtajame ketvirtyje tampa svarbiausių Neptūno žaidėjų. Richardas Lomašas beje ant suolo 2.0 naudingumo balų šiandien. Ir Cleary ryškiai, aiškiai perima lyderio vaidmenį komandoje ketvirtajame ketvirtyje. Dar viena pertraukėlė. Pagarba jiems už tai. Na taip, dar 2 minutės 12 taškų. Visko, aišku, būna, visko esu matę. Bet jau užduotis nelengva. Šitą gal dar švelniai, tai pasakau. Pakankamai švelniai tikrai. Čia buvo tik kelios sekundės likusios atakai. Watermanas prameta metimą kamuolį. Donatas Starolis. Pražanga yra fiksuojama prieš jį. Itano Šeguo ketvirtoji asmeninė. Trečia komandinė tik Kėdainiams, bet vis tiek. Matome čia baudų metimai, pražanga metimo metu. Na, bet jis sustabdė tą pagreitį, kuris trečiajame ketvirtyje atrodė tikrai labai baugiai. Vienintelis Jonas Zakas kol kas nebegali tęsti rungtynių dėl susirinktų asmeninių pražangų. Taip, bet trečiam kėlinyje atrodė ten, kad tiesiog neįmanomus skaičius jau pražangų fiksuoja Kėdainiai, bet dabar jie prasižengia 27 kartus, Neptūnas 26. Taip irgi išsibalansavę tie skaičiai. Donatas Starolis savo ruožtu. Vergicas tokiu greičiu. Perina kito aikštelės pusę Starolio pavyzdinė gynyba, prispaustas tiesiog po prie galinės linijos Perkinsas. Norėjo ten žingsnių Neptūno suolelis. Galiausiai vis tiek klysta. Taip, galiausiai rezultatas iš esmės toks pats, tik Neptūnas gali nestabdžius žaidimo pradėti ataką. O Donatas Starolis pasiekė bent jau Lietuvos krepšinio lygos savo asmeninį rekordą su 9 pataikytom baudom per rungtynes. Virdžiūno metimas per trumpas. Bet čia sušvilpta pražanga Arnui Beručkai. Ir 2 baudų metimai. J.D. Muila mes 2 baudų metimus šiose rungtynėse. Savo karjeroje J.D. Muila yra išmetęs, įskaičiuojant ir studijų metus, 378 baudų metimus. Ir yra pataikęs 157. Tai yra viso 41% taiklumas. Su matematika šiandien prastai gal. Nieko, neskaičiuot, žinai, atėjai čia. Taip, kad viskas tvarkoj, bet J.D. Muila labai
Dažnai. Sunkiai jam sekasi mesti baudas, bet čia jis pataiko pirmąjį savo baudos metimą šiame LKL, kurią remia Betson sezone. 0 iš 5 buvo iki šio epizodo. Aišku, ta metimo technika neeilinė. Ta metimo technika tokia, kad Watermanas per anksti įžengė į baudos aikštelę, nes... Dar kartą galėsim pamatyti, kaip meta Dimuilą. Metimas iš kišenės, taip galima gal pavadinti. Labai tikrai įdomus toks ritualas. Ritualas labai geras žodis. Apeigos visas gal čia. Lyrė. Watermanas pristabdytas ten, Neižys prieš Eimantą Kuprį. Dabar jaunųjų abiejų komandų žaidėjų mikrodvikova. Montvila. Oi! Čia jau leidasi į krepšį kamuolys. Bet smagu, kad Kėdainių komandos energija neslopsta ir dabar. Jau prasidėjus paskutinį rungtynių minutį. Čia taip pat dvigubinimas Radvilas Knyžys ties galinę liniją. Laplinas aktyviai dirbo gynyboje. Šaguva pabandė padvigubinti, pabandė čia išmušti kamuolį. Kėdainiečiai, ketvirta komandinė jiems. Ir 5. asmeninė Itanui Šaguva. Ar visgi McLaughlinas ten buvo neteisus? Šaguva. Kad ir jo rungtynės baigtos. Itanas Šaguva 25 taškai ir 26 naudingumo balai. Būtent po tų pirmų rungtynių prieš Vilniaus Rytą, kai atrodė, kad tiesiog plaukia aikštėje šis žaidėjas, jis dabar kyla į viršų taip kaip Watermanas šios atakos metu. Montvilos perdavimas Muilai. Gerai padvigubintas ten Dimuilą. Montvila dar pataiko. Antras taiklus Nedo Montvilos tritaškis. 11 taškų, 17 naudingumo balų šiandien. Labai solidus Nedo Montvilos pasirodymas. Čia Watermanas dar kartą bandė kilti į orą. Dabar išmuštas kamuolys iš jo rankų. Beje, Montvilai naudingumo balų atžvilgių tai yra karjeros rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Prašau. Dar viena tokia pauzė žaidime. Žiūriu į Klaipėdos Neptūno artimiausius varžovus. Spalio 11 dieną namų rungtynės prieš Gargždų ekipą. Pajūrio derbis. Pajūrio derbis, tai va, Klaipėdos rajono, kad čia apskrities derbis galima visi čia vadinti Europos taurės. Klaipėdos krašto. Vėliau dar laukia išvyka į Veneciją klaipėdiečių. Rėžis Paskolų klubas savo ruoštų 4 dienų žais su tais pačiais Gargždais čia namie Citadelė KMT turnyre. O vėliau keliaus į Jonavą spalio 12. Tokie tie artimiausi mačai. Paminėjau Gargždus, paminėjau Jonavą. Būtent šių dviejų komandų rungtynės jau visai netrukus. Iškart po šio mačo. Labai smalsu, tikrai labai smalsu bus pažiūrėti, kas įsirašys pirmą pergalę šiame sezone. O taip. Eimantas Kuprys čia atlieka perdavimą Montvilai ir jis rezultatyvus. Montvilas tritaškis ir Eimantas Kuprys įsirašo rezultatyvų perdavimą. Čia išmuštas kamuolys. Montvila dar atrodė, kad spėjo perimti kamuolį, bet galiausiai aidi rungtynių pabaigą skelbianti sirena 7 taškų skirtumu. Gediminas Petrauskas grįžęs į Kėdainius švenčia pergalę prieš savo buvusią komandą.